Grįžti švarį Vilnių, dirbt prostą. Mama lik sveika, dar apglėbk ranką. Draugai ir bičiuliai, jūs klausotės radijos stoties ZIP-FM, radistai Jonas ir Rolandas su jumis. Taip, labas vakaras. Pirmadienis, pirmoji mūsų laidos valanda ir šiandieną turim svečių. Taip, kaip ir kiekvieną pirmadienį tarp 19-20 valandos pas mus lankosi įdomios asmenybės. Šį kartą aktorius. Šviežias balsas. Taip, šviežias balsas Jurgis Damaševičius. Labą, Jurgi. Labą. Kaip reikalai? Gerai reikalai. Viskas gerai. Viskas gerai. Kaip savaitgalis praėjo? Savaitgalis praėjo gerai. Buvom su vaikais premjero, žiūrėjau savo įgarsintą, vat kaip tik čia pas jūs matau parašytą. Filmuką? Taip, animacinį filmą Kalakutai atgal į ateitį. Kokia rolė buvo tavo? Aš Kalakutas. Kalakučiukas, nedidelis toksai. Ne? Taip, bet labai protingas. Labai protingas. Super intelektualus. Sokiniais tas kur? Ne, jis nesokiniais. Aš sokiniais. Jis ne. Ar sunku garsinti yra? Taip, dubliuoti. Mes tik Dubliuoti, tai skirkim. Garsinimas yra ta, kai jūs televizijoje girdite kiekvieną dieną, o mes dubliuojam. Ar sunku dubliuoti filmą, animacinį filmuką? Labai sunku. Tai yra tas pats, kas, jeigu, sakykime, puslapį dubliažo, tai tas pats aš palyginčiau kaip iškasti metro duobę. Gerai pašalusią jau tokį. Rudeninę. Jo, nes išeini jau taip jau be jėgų visiškai. To labiau, kad vis tiek tu turi prisitaikyti daugeliu atveju, tai čia nelengvas darbas labai. Čia daugelis atrodo, nes situacijų mes turėjom tokių, aš pats, kadangi dar ir kaip, sakykime, dar anoj pulto pusėje būnu, kaip aiškiai režisierius to visų dubliažo, taip. Tai aš dar pasižiūrėjau iš šono ir labai dažnai ateina kokie nors, sakykime, labai norintis ir sako, aš galiu, ką čia reiškia, man pakeis balsą, taip galiu. Sakau, gerai, stok prie pulto ir įrodinėk. Ir praeina lygiai 10 sekundžių ir supranta, kad nieko jis negali, nes tai gali labai nedaugas. Tai yra vis tiek tam tikras tik tai ratas žmonių, todėl daugelis žiūrovų dabar skundžiasi, sako, labai daug panašių balsų, vienodų, bet iš tikrųjų taip yra. Mūsų Jonu reikia, manau, užkabinti ant šitą. Jo, užkabinsimės, kad nors jo. Mes mokam balsus pakeisti. O žiūrėk, koks aš galiu būti. Taip, bet čia tuo momentu, čia sakau, čia kaip yra tokia labai sena frazė. Kuo skiriasi aktorius nuo paprasto žmogaus, taip? Visi gali vaidinti, absoliučiai visi žmonės, visi pardavėjai, kasėjai, statymai, visi, bet vieną kartą, save. O aktorius gali suvaidinti labai daug vaidmenų visą gyvenimą. Va. Taip. Gerai, tai pradėkim nuo pradžių. Kur tu gimėjai? Vilniuje aš esu kiauras Vilnietis, antroji kartoj, pilnas, taip. Aš gimiau Vilniuje, Antakalny, persikėliau gyventi į Žvėryną ir Žvėrynę ir gyvenau. O tavo tėvai su aktoriums kažkas susiję? Taip, mano tėvai yra būtų šiek tiek, kaip jie yra režisieriai. Mama yra ilgametė, bet 36 metus išdirbo Lietuvos televizijoje vaikų laidas darė. Visos laidos, kurios yra padarytos tarp, sakykime, kokių 65 ir 80 kažkelintų metų, iš jų tarpe, tai labai žymi buvo toks laidų ciklas Gimnazistai. Taip. Jūs turėjote, čia mano mamos idėja, mano mamos iškė yra. Po to labai žymus spektaklis Raganiukė, televizijos, pirmas spalvotas televizijos vaidinimas vaikams buvo padarytas. Tai čia irgi mano mamos. O Raganiukės teatras dabar? Raganiukės teatras absoliučiai nieko bendro neturi su... Nufirfino, jie tiesiog pasiėmė patį tą pavadinimą, o Proslerio Raganiukė nieko bendro su to teatro dėja neturi. Kurioje mokykloje tu mokėsi čia? Salomėjos Nėries. Ar sunku buvo? Ar tu buvai geras mokinys? Aš buvau, jeigu galima apie ją sakyti, aфиgenas mokinys, aš manau. Nes aš gerai mokės. Tas linksmas buvai toksai, ar Bairio, ar dešimtukininkas? Penketukininkas? Dar jo, penketukininkas, ne, aš penketukininkas gingdė. Nebuvau jau toks labai, bet aš ne dėl pažymį mokiausi, aš mokiausi dėl to, kad žinoti. Ir kas man buvo įdomu, aš mokiausi labai gerai. Kas tau įdomu buvo? Istorija labai įdomu buvo. Rusų literatūra buvo, anglų literatūra, visos literatūros, nes mes, kaip sakyt, daug turėjom pakraipų, reiškia, kadangi anglų specializuota mokykla, taip sakykim, tai man labai buvo anglų literatūra įdomu, rusų literatūra, lietuvių literatūra, lietuvių kalbų, sakykim, tai va šitie dalykai. Ar tu dalyvaudavai skaitovų konkursuose? Taip. Ir buvai prizininkas? Ne, prizininkas aš buvau tik tai jau akademiją, kai stojau, tai va aš buvau prizininkas, bet ten tokia labai įdomi istorija, taip kad čia galim nesigyti. Nereikia įdomias istorijas gilintis šiandien, na? Jeigu norit, mes iš vakaro, reiškia, labai intensyviai ruošiamės. Taip. Akademijoje čia jau. Taip, akademijos labai. Susėdę prie stalo stipriai. Taip, ne, mes būtent ant stalo kalnų parke mes labai intensyviai ruošiamės.
gal kokius 4 kartus parduotuviai ir kaviniai buvom besiruošdami. Po to užėjo didžiulė audra, apsėmė Vilnių, tada aš pirmą kartą mačiau turbūt taip žiauriai apsentą, kur mokslo akademija, jeigu žinote, ten biblioteka mokslo akademijos yra prie dabartinio Mindaugo tilto, ta gatvė ten buvo iki kelių vandens. Vat pirmą kartą aš gyvenime mačiau, dabar tos liūtis dažnos. Parbridom gal kokią 5, gal 4 ryto ir buvo pasakyta. O tai buvo apsėmę net krūminius buvo, kaip suprantu. O mums jau buvo stipriai nuo tos poezijos apsėmę. Ir tada mes buvom pasakę mes kitam, kad klausykit, eina miegoti, iš ryto konkursas. O aš iš vakaro, kadangi buvo pritrūkę stipendinių pinigų, mes buvom užstatę pasus, reiškia vienoj kavinėje, nes tada dar leisdavo tada užstatyti pasą, pasiimti bargan. Ir iš ryto sakėm, kas laimė, tas išpirkinėja pasus. Ir mes laimėjom, ir aš tiksliau laimėjau konkursą ir išpirkau pasą ir dar šampano išteko. Super. Jo. Jėga. Tai va, čia buvo pirmas mano apdovanojimas toks, reiškia, gautas. Bet labai taip reikalingai išnaudotas, ta prasme, kad pasas išpirktas ir, visa hebra, reiškia, kurso atšventėm. Kelias jūs čia buvot? Konkursų ruošėmės. Taip. Ta naktį mano žmona būsima ir kursiokas. O tai kaip, jūs skaitėt vienas prieš kitą, koks yra pasiruošimas? Ne, mes žiūrėjom į besiartinančią audrą ir bandėm į save susemti visas poezijos galias, kad tik tai buvo galima. Ir susėmė, matyt. 1000 eilėraščių ir 1 naktis. Jo, ten tai buvo tokia naktis, tokia galinga naktis. Grįžtam atgal Radijos Stoties ZIP-FM eteryje, turim beveik 7:30 vakaro, jūs klausotės laidos Radistai ir čia šiandieną svečiuose pas mus aktorius, filmų dubliatorius ir netgi režisierius tų dubliuojamų filmų, ar ne? Jurgis Damaševičius. Damaševičius. Nes labai daug kas maišo, žinai, yra Vilniuje gatvė. Andriaus Damaševičius, čia pačiam centre už konservatorijos muzikos akademijos pirmų rūmų, taip? Tai mes neturim, jisai buvo, kaip čia sakyti, komunistų, bolševikų, vienas iš lyderių, nors jis buvo daktaras, taip, bet nieko bendro mes su juo neturim. A tu mokyklą jau žinojai, kad būsi aktorius? Ne. Aš iki pat paskutinio momento tikrai nežinojau, kad aš būsiu aktorius, aš rašiausi stoti į istoriją, archeologiją, būtent istorijos fakultetą, aš ilgą laiką dirbau su archeologais, sakykime, tai visą savo paaugliškas vasaras aš leidau kasinėjimuose, taip, iš pradžių prie neštuvų, prie upelio plaunant akmenukus, šukelės ir kaulus, o po to jau mane prileido jau į perkasas kasti. Davė dantų šepetėlį? Davė ne tik dantų šepetėlį, davė visokių kitokių instrumentų, kurie ten naudojami. Tu esi kantrus žmogus, reiškia, ar ne? Ne, aš esu pedantiškai kantrus, va taip galima sakyti. Wow, nes aš labai ilgai siekiu savo tikslą ir ką reikia, aš visada pasiekiu. Aš ilgai, nes mane kažkada labai pamokė. Vat, pavyzdžiui, sakykime, šiuolaikiniam gyvenime, kaip pas mus dažnai įvardina, žvaigždė, sako. Tai vat, mūsų dabartiniam gyvenime jau metų 10, paskui gal jau ir daugiau, tos žvaigždės yra tokios, taip, jos atsiranda taip, hop, ir yra, ir po to taip, hop, ir staiga jų nėra. Nes jie užlipa per 17 laiptelių, iškart į viršų, pastovi ant jo ir kadangi kojos yra molinės, jie dažnai krenta žemyn. Subyra į gabaliukus ir dingsta. Aš visą laiką dariau kitaip. Aš lipau po truputėlį, po vieną laiptą, kantriai iki tos pozicijos, kokioje esu dabar šiandien, sakykime. Taip. Aišku, ne viskas dar sekasi. Tai čia jau viršūnė yra? Oi, niekada. Viršūnė, žinot, kada yra viršūnė didžiausia? Kada ramiai atsiguli savo lovai, kokių, sakykime, 70 kažkiek tai atsiguli, suvalgai, kokį skaniausią savo patiekalą, atsidūsti, užmėgi ir nebeatsikeli. O tai čia yra viršūnė. Čia viršūnė, ne? Bet tai būtų geriausia, nes... Zenita. Jo, čia būtų labai gerai. Bet, kaip pasakyti, iki to dar reikia nueiti, tai, kad Dievas taip leistų. Tai archeologija nepavyko? Nepavyko. Aš tiesiog prieš pat stojamosios jau buvau dokumentus pasiruošęs nesti į fakultetą, užėjau į teatrą, būtent jaunimo teatrą, ir pasižiūrėjau Šiaurės Atėnų diplominius spektaklius. Čia kur Kazlas vaidino, reiškia, Rudokas, Gaižauskas Juozas, Kęstas Jakštas, reiškia. Pasižiūrėjau jų diplominį spektaklį. Tai buvo Tenesio Viljamso pjesė Katentai kaitusios skardinio stogo. Pasižiūrėjau, po to nuėjau į kitą jų diplominį spektaklį ir kaip įėjau į tą teatrą, tai taip ir nebeišėjau. Taip, kažkaip atsitiko. Kaip aš sakau, man kažkaip bės papūtau. Pasikeitė labai? Pavyzdžiui, koks buvai iki teatrą paskui? Oi, aš labai pasikeičiau. Buvai nedrąsus? Taip, aš buvau labai nedrąsus. Aš nei vienoje diskotekoje nedalyvavau.
Aš diskotekose buvau apsauginiu dirbdavau. Aš išvarinėdavau, reiškia, metalistus iš Cvirkos, kurie ateidavo, iš Moniuškos ateidavo metalistai, visokie pankai, hipiai, tokie visokie mokyklai, aš stovėdavau prie durų ir jos išmušinėdavo, arba jie mane išmušinėdavo. Į šokius aš neidavau, nedainuodavau, nors muzikos mokyklą baigiau Balio dvariono. Į chorą, reiškia, chorą net nekesdavo taip, kad net esu susilaužęs specialiai ranką ir taip po to atidarinėdamas choro duris supratau, kokią aš nesąmonę padariau, nes tas tam netrukdo, nes mokytis iškart sako, o labai gerai, tik į viršutinę eilę, prašom, išlipkit ten, kad nesimatytų jūs. O tai buvo labai kuklus, labai toksai, nerūkiau, negėriau visiškai, net nerūkiau, tame reikas, buvau labai storas. Tai storas? Tai buvo 105-6 kg. Kiek dabar sveri? Dabar apie 95, o kai po pirmo pusmečio iki 20 su biškiu kilogramų numečiau nieko nedarydamas. Tik tai tiek, kiek mums ten reikėjo, reiškia, judėti, šokti, dainuoti ir taip toliau visą kitą. Judesio labai daug buvo, šokių, judesio, sceninio judesio. Tai va per tą... Tu nesakė dėstytojai, kad iš tavęs nieko nebus? Oi, sakė, aš ir dabar dar vis galvoju, aš visą laiką amžinatelėse mūsų vienos dėstytojos atsimenu žodžius, kad čia pagalvok, ar tu savo vietoje esi, savo vietą užimi. Tai va aš vis laiks nuo laiko dar net ir dabar vis galvoju, ar aš tik tai ne savo vietą užimu, kad būtų žymiai geriau, kad būti kažkur kitur. Archeologų gal. Gal archeologų, gal geologų, gal dar kažko, aš nežinau kuom, bet vėl nežinau. Bet aš manau, šito klausimų daugelis aktorių užduoda savo. Tam tikrų metų, kai nėra vaidmenų, kai nėra darbo, dar kažko, tai daugelis aktorių užduoda šitos klausimus ir tai yra neišvengiama, nes kai tu esi reikalingas ir tu lakstai iš vienos vietos į kitą vietą, tada tu esi, neužduodi tokių klausimų, bet kai staiga atsiduri tokiam duobėje tokio, o tos duobės tarp kitko labai reikalingos daugeliu aktorių, aš manau, visi per tą laiką apmastai, apžiūri ir tada kitoks visai požiūris, nes kai eini iš spektaklį į spektaklį, tai galvoju, paimkit manęs visai šiandien, o kai tu išsilgsti, tada net ir pats sakykim taip, jeigu galima tai pasakyti, mažiausias vaidmuo. Pats mažiausias vaidmuo, tai kad tampa labai brangus. Ir aš manau, kad tai visą laiką yra nuopoliai, visą laiką yra pakilimai, galima visada, kaip sakant, atsistoti ant kojų, bet čia yra labai priklauso nuo... Mato, toks laikas yra. Jeigu ilgai darbo neturėsi, nepragyvensi. Aišku, daugelis metais į visokie komercijas, visokias, kas ką gali, tas tą daro. Ir tada šiek tiek susisuka galva. Tai reikia tą balansą atrasti. Kas atranda tą balansą, tas išgyvena. Kas neatranda, tai aš bijau, kad dabar labai sunku yra iš tikrųjų. Nes, labai lengva. Pagalvokit, kiek yra pagundų lengvai aktoriui, sakykime, žinomam aktoriui užsidirbti pinigų, būti šlovės ten ant podiumo, ogi svarbiausia, kad mūsų tas šlovės podiumas tai yra televizija. Televizija mane mato, vadinasi, aš žinomas, labai reikalingas ir taip toliau, o iš esmės tai yra tik tai viena iš dalių. Nes, jeigu tu galvosi, kad jeigu tu kuo daugiau televizijoje būni ir nuo to kažkas keičiasi, tada taip, bet jeigu tu galvosi, kad tai yra tavo darbo dalis, tada viskas yra gerai. Reikės tiesiog sveikai tai žiūrėti. Todėl aš sakau, daugelis mūsų žvaigždžių, kurios sako, paimkit mane iš tą projektą, aš noriu čia daryti. Tai menka vėl, ta dėžutė neišgelbės. Lietuva yra 3 milijonai, mažiau dar tų žiūrovų, taip. Išvažiuoju į Lenkiją, niekas tas nepažįsta, čia yra 200 km, taip, arba į Latviją, tai čia iš vis 100 km, taip. O nuvažiuokim į Rusiją, tai tu iš vis esi vabalėlis, kuris tave pažįsta tik tai tada, kai tu 3 spektaklius į tą patį miestą atveži. Ir taip pažįsta tave tik vietiniai aktoriai, kurie tam teatre dirba, taip? Tai va apie tai ir šneka, kad čia yra nėra žvaigždžių mūsų šalyje yra arba dirbantis aktoriai ir scenos atlikėjai, arba ne. Ir viskas. Kitaip ir būti negali. O yra tokių, sakykime, aktorių, kur vengia iš viso televizijos ir jiem atrodo... Taip, yra. O kodėl taip yra? Gal tu žinai? Ką jie sako? Kaip pasakyti? Neminėkim pavardėm, taip, yra žmonių, kurie pabuvę pasako, kad aš daugiau čia nebeisiu. Todėl, kad tai yra pastovius pareikalavimas ir labai staigus, nes televizija yra labai, kaip pasakyti, toks kaitus dalykas, labai keičiasi staigiai. Tarsi tu gali ateiti ryte su viena intencija, išeiti visai su kita, o pačiam veiksme būti visai kitame kontekste. Todėl reikia labai greitai orientuotis, labai greitai išsunkia tave totaliai. Ir dažniausiai televizija išsunkus išmeta ir pamiršta. Ir eina prie kitų, nes reikalinga rinka reikia keisti. Todėl daugelis šito, norėdami atsiriboti save, ir palikti daugiau laiko
kūrybai tai tik, sakykime taip, teatriniai, taip, kūrybai, meniniai kūrybai, kažkokie ten, kur tu ir tavo šaknis ir yra, taip, jie atsiriboja nuo šitų dalykų, nes televizijas vienas dalykas ir dar suryja labai daug laiko. O tu kaip atsiriboji ar randi tą viduriuką aukso? Aš bandau balansuotis aukso viduriu. Nes vienas dalykas, čia yra labai, tarsi niekam nepaslaptis, kad tai yra, aš turiu nemažą šeimą ir mane reikia išlaikyti, ir tai visiškai nepaslaptis, kad tas, reikalauja daugiau negu moka atlyginimus teatre, kur galėtų jau mūsų valdžia seniai susimastyti ir pagalvoti apie tai, bet kad, man atrodo, jie galvoja, kaip atstatyti valdovų rūmus, kurie ir taip, nežinau, ar labai reikalingi, bet jiems gal reikalingi, tebūnie stovi, tarsi man tai net netrukdo. Bet kiša pinigus kažkur, kur, sakykime, nežinau, ar reikia, ar tai išgelbės mus, nes mus gali išgelbėti. Aš manau, kad Lietuvą išgelbės tik tai tikslas prieš akis. Nes jauni žmonės todėl ir išvažiuoja, kad čia tikslo jokio nėra. Gyventi be tikslo, mes turėjom labai gerą šansą, reiškia, sukūrė šitą valstybę, turėti tikslą. Būti nepriklausomi, kalbėti tokią kalbą, švariai tą kalbą. O dabar jau jokio tikslo nėra. Dabar tikslas yra užsidirbti pinigų, išvažiuoti kur nors, gerai gyventi. Tai ir nėra tikslai, tai yra tokie lengvai pasiekiamas dalykas, o tikslų nei viena valdžia, nei vienas čia kažkas tai nelabai kelia. O meno, sakykime, sritis, jinai kelia tam tikrus tikslus, tam tikrus reikalavimus. Jis žiūri žmogų iš kitų šiek tiek rakursų. Ir tas rakursas verčia mąstyti, verčia įsikelti savo aukštesnius tikslus. Tapti geresniais, čia, sakykime, banaliai, tapti geresniais, tapti dvasingesniais, tapti geresniais profesionalais, mažiau homofobiškais. Ne, čia kalbu bendraja. Tai, sakykime, sekti 10 Dievo įsakymų, kurie yra, taip turėtų būti kiekvienam, reiškia, kaip lentelė. Tai yra tikslas, jis yra labai sunkiai pasiekiamas. Ir visiems yra baisu, atrodo, bus labai daug darbo, reiks labai daug dirbti, siekiant tokius tikslus, o nieks nepamatys. Nes jeigu tu nupirksi televizorių, tai iškart pamatys. Aš turiu didžiulį plazminį televizorių. Taip? O jeigu tu padarysi gerą darbą ir pervesi senutę per gatvę, tai nieks nepamatys, nieks neįvertins. Bet tai yra tikslas. Taip? O tom, kuo užsiema mūsų visa valstybė dabar, tai nėra tikslo. Už tai visi ir važiuoja. Tu turi didelę šeimą. Jo, nemažą. Aš turiu 3 dukras ir dar vieną žmoną. Ir vieną suaugusį. Esi griežtas tėtis? Labai. Labai. O diržą naudoji? Laiks nuo laiko. Ar turi kažką laikraštį, rykštę? Ne, aš diržas, senoviškai. Ir gal balsas? O balsas aš turiu, bet man jau jo nebeklauso niekas to balso, nes jau sakė atsikabinktų su savo tą balsą. Atsibodo, neberėk ant mūsų, jau viską. Ne, man siaubo balsas, tai aš juntoj. Ne, šitas jau seniai neveikia, aš turiu kitą. Aš tokį aukštų tonų pakeltą. Aukštais tonai, aukštom natom. Užnieku tada dar kažkaip girdi, bet šiaip jau senokai nebegirdi. Dar galima bandyti susitarti. Jurgi, mes turime 5 gandus apie tave ir apie juos iš karto gal po reklamos. Gerai? Varyk. Pas mus svečiuose Jurgis Damoševičius, aktorius, ir mes turime gandus. Jurgi, kuriuos norėtumėm pagarsinti ir tu patvirtinsi arba paneigsi. Tai pirmas gandas yra toks. Ar tiesa, jog aktoriai, ypač studijų metais, mėgsta išgerti? Taip. Tikrai taip? Taip. Gerai. Bet tai aš labai atsiprašau, man parodykit fizikus, matematikus, daktarus, bestudijuojančius arba kitų specialybių būsim studentus, kurie man teko laikytis, nežinau, kaip Saulėtekį, taip? Taip, Saulėtekis, taip. Dar tada veikia toks baras kažkaip, Argus vadinosi, naktinis klubas. Tai aš mačiau ten, tokių vaizdelių. Teisininkų kiek, ne? Taip, kad mūsų baliai, tai atrodo, žinokit, tai yra aukštuomenės susirinkimas. Vienos balius. Nes mes per tos, atsiprašau, balius, tai šokdavom, eilėraščius skaitydom, gitarą grodom, vaidindom ištraukas, kažkokias tai, aš nežinau, tekstus naudodom, kur ir vėlgi, koks dalykas, mes labai gražiai kalbėdom, o ten tai, ką aš pamačiau, tai mane nuteikė kažkaip kitaip. Bratila. Taip, kaip jūsų tas džinglas. Ar tiesa, jog prieš svarbią premjerą savaitę neturi lytinių santykių? Mes skaitėm šitą. Aš turiu tradiciją tokią. Kaip gladiatorius. Aš nesiskutu, nesikerpu ir kokias kelias dienas prieš tai kažkaip nevalgau. Nesipraus.
Galbūt. Ne, nu, yra kažkokios tradicijos. Nu, vat, pavyzdžiui, kirptis, nagus karpytis, ten kažkaip tai taškytis labai prieš premjerą. Ne, nėra tokio. Geriau pamiegoti, nes mes dažnai prieš premjerą būna taip, kad grįžtam namo ir 12, ir 1, ir 2 nakties. Būna ir taip. Tai lieka miegui labai nedaug. O ateinam 9, pusė 10 jo scenoje turim būti. Pasai, kad... Bet yra, nu yra, pas kai kurios skirtingai, aš pavyzdžiui sakau, aš nesiskutu ir nekerpu nagų. Dabar nesiskutės toks pusiau. Tai ruošies kažkam? Ne, kalėdoms. Ne, šiaip skustis nemėgstu, bet prieš premjerą taip jau, jo, plaukų tai jokių gingdė neliečiu. Nu, aš esu šiaip iš esmės prietaringas labai. Jo, man juoda katė, 13 dienos, man čia yra... Čia buvo 13. Tai kaip su nutiko kas nors blogo? Nieko nenutiko, tu ačiū Dievui. Bet aš važinėjau labai atsargiai, vaikščiau, kad nepaslys ir, nu, tas aš prietaringas esu, aš horoskopus skaitau. Rimtai? Ja. Mūsų draugas tai yra prietaras turėjo senais, kur Turėjo prietarus nuo prietarų. Taip, jeigu pamato katiną, nusispjauna 3 kartus, bet dar kairį petį ir parimti už sagos reikia. Ir dar to nusispjovimo dar yra kitas prietaras. Jo, grandininė reakcija. Jo, aš irgi visą laiką pamatau, ten, pažiūrėjau, varna kranksė, ne, taip, ant galvos, tai visą laiką reikia pasakyti, nusispjauti per kairį ir petį, pasakyti, kad, nu, rusiškai ten reikia pasakyti, bet apspjaunu tavo galvą. Nu, tas aš laikausi šitų tradicijų, nes man... Tai nesunku gyventi su jom? Su to... Ne, tuo kas čia sunkaus. Jeigu daug vyksta vienu metu, žinai. Na, jeigu daug vyksta. Tvoje galvo. Ne, apsispjaut dar neteko, bet vat juodą katiną visą laiką, jeigu kerti juodo katino taką perkirsta, tai visą laiką ir laikaisi už sagos, kairė ranka, persispjauni 3 kartus per visada. O jeigu yra tave paukštis apkakojęs? Tai čia laimė. Taip, čia laimė. Tai tu darai tą, žmonės, pažiūrėkit! Mane apšiko! O, lele, gal nori paliesti? Gerai, čia jūsų tie bairiai geri, bet va šitaip aš reikėjau, kai mane pirmą kartą apkakojo vaikas mano. A ne? O taip aš reikėjau, mane apkakojo, aš laimingas, aš laimingiausias. Jėga. Va taip. Dar vienas gandas, ar tiesa, jog po vaidmens garbės kuopoje svarstė apie karininko karjerą? Taip, man karyba bet kokiu atveju labai. Aš esu iš vis į kareivius, į karybą labai linkęs, man tai labai yra priimtina, iš tiesiog jeigu... Disciplina. Ne tik disciplina, pats tas buvimas, reiškia, tarptų žmonių man labai didelį ir pagarbą, ir įkvėpė labai. Ir ne tik tai, kad mes garbės kopoj, tai, sakykime, buvom ir treniravomės ir su jais buvom, tai yra vienas, bet pabuvimas ten su kitais kareiviais ir misijose, visur man tikrai aš pamačiau tokių vyrų. Tikrai, vat, čia nešnekant apie tai, kad, reiškia, nu, čia pas visus kudluotos mintis, ne, aš pamačiau tikrai tikrų vyrų, normalių, šeimininių, tvarkingų, išmanančių, protingų, negeriančių, švarių, gražių ir protingų labai. Tavasi ir aš su dideliu pasididžiavimu į kai kuriuos žiūrėjau. Tai reiškia, tu rekomenduoji, pavyzdžiui, jaunimui, kuris savęs netranda, tenai, būtinai stoti į karo akademiją, ne? Bėgte. Nu, nebūtinai karo akademiją, tiesiog nueit patarnauti. Čia dabar vėl grįžta prie tos, liktai girdėjau, kad grįžta prie tos, sakykime, privalomosios karinės tarnybos, aš tai labai už. Kad paimtų iš pamokyklos, nors metus laiko pakaltų į galvas, nes šitie 18-mečiai, kai kuriuo atveju tokie keistai besielgiantis prie vairo ir visose kitose vietose, aš manau, kad drausmės tai ten labai gerai. Čia kažkas, žiūrėjau, žinias, 18 kartą neblaivas pagautas. Nu taip. Ir jiems daugiausia, ir kas juokingiausia, tai žiūrėkit ir tą, kai su mašinom kur nors avarija. Nu tai 18, 19, 20. Nu tai kas čia, nu tai va, o ta disciplina ten yra, ir sakau, kad labai šviesų žmonės, tarp kitko tie karininkai patys, tie, su kuriais man teko susitikti, labai šviesų žmonės, labai daug gražių dalykų papasakojo, labai daug ko gražus išmoko. Ir svarbiausia, kad jie elgėsi taip pat. Tai nėra parodomasis, kad va, aš prieš kareivius elgiuosi. Ne, jie tokie ir yra. Gerai, dar vienas gandas. Ar tiesa, jog dėl šeimos 2008 metais atsisakėjai pelningo pasiūlymo Rusijos kino pramonėje? Kino pramonės filme. Už kur čia tokį gandą išlūpat? Skaitėm komentaras LT. Nežinau, kokie čia rusų. Nežinau, neatsimenu, aš 2008 jau nebeatsimenu. Prieš 4 metus. Nu tai, aš neatsimenu, kas užvakar buvo, jūs čia manęs dabar klausėte. Buvo penktadienis 13. Kai ką, ne, kaip čia pasakyti, dabar taip, kad nesigilinti tikslumus, taip, kai ko aš esu atsisakęs. Daugeliu atveju beveik viso laisvalaikio atsisakau dėl šeimos, dėl vaikų. Laisvalaikio aš faktiškai jau kaip ir savo labai mažai turiu. Aš labai mėgstu žvejot, tai žvejoju aš jau vis rečiau. Dar vienas skandas, ar tiesa, jog dubliavęs filmą lietuviškai, vėliau pats nenori jo peržiūrėti?
Jo, yra. Čia negandas, čia iš tiesų aš nepakenčiu savo balso. Pavyzdžiui, kai yra, sakykime, daugelis mano kolegų atviršiai prašo ausinėse garsiai save girdėti ir kad klausyt savo balso, tai aš nekenčiu savo balso. Kodėl? Nežinau, čia gal toks. Negaliu iš vis. Išgirstu iš karto išjungiu, perjungiu kitą kanalą. Nes yra, pavyzdžiui, garsintojai, kurie atviršiai save, čia aš kaip gražiai padariau, aš ne visas, man mirtis yra. Aš tėvo esu nemažai filmų dokumentinių garsinės, viskas, atveitinu kino salėje premjerai, negaliu, viskas, man sugadintas reikalas. Bet šį kartą buvai, žiūrėk, ne, filmuką pažiūrėti? Tai buvau, bet tai čia, palaukit, filmukas čia šiek tiek iškreiptas balsas, ten kitaip. Kokiu balsu įgarsinai, gali šiek tiek priminti? Ne. Čia tas pats, žinot, kaip sako, tai reiškia, būna, sakykime, vakarai šeimos ir, pavyzdžiui, sakykime, toje šeimoje yra balerina, taip? Ir balerinai sako vis tau, tai va, visi susirinkom, čia kas ką mokai, sako balerinai, tu eik pašok visiems. Arba aktorius sako, tu eilėraščių paskaityk, arba dainininkas sako, tu eik padainuok. Tai čia va tas pats yra. Ne. Ateikit, prašau, kviečiu visus nuo, kada čia plaukit, gruodžio 13 dienos, rodo Kalakutai atgal į ateitį. Visus kviečiu va pasižiūrėti. O nuo, palaukit, dabar galvoju, kitų metų sausio, tai čia kažkas už 2,5 savaitės, vat mano darytas filmas, aiškiai, kartu su daugeliu Lietuvos aktorių ir dainininkų, labai puikus vadinsis Ledo šalis. Disnėjaus produkcija, labai gražus filmas, rekomenduoju su visom šeimom užėjti. Muzikinis filmas labai gražiai pavyko padaryti, sudainavo aktoriai labai gražiai, iš tikrųjų. Gerai, smagu, klausyk, mes vieną dainą grojam ir turim tau užduotį. Ji bus labai rimta. Sunkia užduotį. Taip. Iš 5 aukšto. Esi pūtęs. Papūtęs, aš dūdą pučiau, tromboną pučiau 7 metus. Galėsi pratęst. Patinka pūst? Pūst? Žiūrėt ką? Balionų pūtimas. Taip, praeitais metais turėjom, iš tikrųjų, kiek turėjom svečių ir Samas, ir Mikutavičius. Tai šiais metais dar. Ir šiais metais, tiksliai, Ramanauskas, visi pūtė balionus, turėjom didelę lentelę. Ja pratęsim dabar ir tu gali grįžti su puikiu rezultatu. Gali šauti priekį. Leidžiu išsirinkti. Čia, žinok, kietumo ir stiprumo, iš tikrųjų. Mikutavičius buvo antroje vietoje. Taip, pirmoje vietoje buvo... Bičas, kuris gamina balionus. Balionininkas. Jo, kuris išrado pūtimą. Tai dabar, reiškia, mano uždavinys ką? Reiškia, pūsti tol, kol susprogs. Balioną, kol susprogs. O čia laikas ar pūtimų kiekis? Ne, per laikas. Maždaug buvo Mikutavičius 25 sekundės. Papūtimai? Taip. 25 papūtimai? Sekundės. Tu gali dar greičiau suvaryti, tai nori. Ne, ar greičiau buvo? Ne, mano 25 buvo. Jisai padarė per 19, o tas balionų meistras 9. Per 9. O tas balionų meistras nerūko turbūt. Aš manau, kad jis tiesiog pučia tos balionus. Ne, visi kasdieną pučia. Tai įsivaizduokit. Tai po metų turbūt... balionų šalies ir pučia visą laiką balionų. A, jis iš balionų šalies. Nu, tai aš ne iš balionų šalies. Pats kaip balionas. Tai gerai, tai dabar iki sprogimo. Linkėjimui, Deimantui turbūt. Kai tu būsi pasiruošęs, mes spausim laiką. O aš čia, reiškia, pučiu. Zamerkam. Gerai, supratau. Aš neimsiu. Nu, pasiruošę. Pasiruošėm. Dėmesio. Pučiam. Okay. Eina. Stop. Solidu, 17:43. Eik, tu aš Markę variau, ne, tipo. Nu, aš manau, kad tu labai rimtai. Žinok, ko gero antras rezultatas būtum, jeigu... Svaigsta galva? Ne, nes galva pokštelė. Jautrus klausai. Bet mes, žinai, viską nunulinsim, tai tu galim sakyti, esi pirmoje vietoje. Tu esi lentelės viršuje. Tai va, nors kartą šiandien pirmoje vietoje. Mes dar pamiršom kažkaip peržvelgti tos klausimus, kuriuos atsiuntė mums klausytojai. Tai aš labai trumpai galbūt... Gerai, mes trumpai. Aha, kas čia galėtumėm... O yra bjaurių kokį nors labai. Keliuose filmuose dubliavai. Filmuose keliuose labai daug, negaliu suskaičiuoti. Virš 10, gal virš 15 turbūt. Sakykim, taip. Nu, daugokai. Aš tikrai neskaičiavau, bet daug. Aš vien praeitais metais kokius 7 ar 8 įgarsinau. Nu, daug, net neskaičiuoju. Tavasi nesigilinkime. Ar tikėjai tiek pasiekti iš pat pradžių, kiek dabar esi pasiekęs? Karolis klausė. Ne, aš visada tikiuosi ir dar daugiau pasiekti, visada reikia siekti, reikia keliauti, Karoliui. Visą laiką keliauti, reikia būti kelionį, niekada nesustoti. O Domas klausė, ar džiaugiesi pasirinkęs šitą kelią? Nu, dabar ko gero taip, nes aš susitikau kursę žmoną savo, turiu 3 nuostabės dukras. Matyt, to nebūtų buvę, bet tai taip yra lemta.
Ar tau patinka dabartinis gyvenimas, jei galėtum ką nors pakeisti, pavyzdžiui, keistum? Taip, dabar jau keiščiau. Jau tas atsiranda man naujų poreikių, aš norėčiau jau keistis. Jau norėčiau keistis. O kas labiausiai knisa aktorystai? Knisa kas labiausiai? Anksti keltis, kai reikės. Šeštadienį, sekmadienį, kai yra spektakliai, kai visi ilsis, o tu šeštadienį, sekmadienį eini į darbą, o pirmadienį visi eina į darbą, o tu sėdi. Supratau. Nu tai, Jurgi, ačiū, kad apsilankėjai mums, labai labai smagu tave matyti, mes visadagi skolinamės tavo balsą visuose reklaminiuose klipuose. Jau ne pirmą kartą pas mus svečiuosi, tai net nebeturim ką tau dovanų duoti. Visus žurnalus, visus kompaktus, visus viską mūsų turi. No. Bet kavos. Eglutės gal? Eglutės? Toks pagalvoju, gal reikėtų visai. Va, knygą, žinok, mes tau atiduosim. Jo, aš va šitą knygą, jeigu va tą, kuris čia man ruošėtės padovanoti, aš nežiu namo, tai aš bijau, kad aš pas jūs ateisiu nakvoti. Tai ne Playboy'os žurnalas. Ne Playboy'os, bet jau su ta knyga aš galiu jau, kaip sakant, čia. Ką tu čia ruošiesi viliot? Pirmas nežinau, klausimas, ne, būtų pirmas klausimas namuose grįžęs. Ką tu čia ruošiesi viliot? Linkėjimai, palinkėjimai ZIP.FM klausytojams. Jauniems aktoriams taip pat. Oi, ne, jauniems aktoriams aš nieko nelinkėsiu, aš tik tai visą laiką visiems jauniems aktoriams linkiu. Jeigu jau pasirinko, tai dirbkit dar kartą, dirbkit, čia talentų nėra, čia darbo labai daug reikia įdėti, stenkitės, būkit santūrus, būkit nesantūrus. Na, aišku, per galvas nelipkit, bet, kaip sakyt, visą laiką siekit kažko. O visiems kitiem, ką aš noriu pasakyti, kad susiraskim tikslą ir pagaliau padarykim, kad mūsų šaly būtų labai faina gyventi. Ačiū, tai buvo Jurgis Damaševičius, aktorius. Iki greito. Jo, iki.